aš iš viso mažiausiai mėgėjus vaikį patį. Ir toks vadinčiau. Žodžiu, dabar palikau merginas miegoti, nes po Malagos jos realiai yra gatavos. Kokius nuotykius jos turėjo, galite pažiūrėti Instagrame. Aš dabar einu į Sevilla Mercado, de Sevilla, kažkas tokio. Bet šiaip Sevilijoje labai karšta, labai. Aš dabar biškį pramiegojau ir išėjau apie 10 ir aš jau blemba šlapia. Turgus pasirodė kaip turgus, ilgai aš ten neužsibuvau, valgyti irgi nelikau, bet man visai patiko, kaip jie su plytelėm užrašo parduotuvių pavadinimus. Čia aš jau susirašau plaukus, nes pasidarė labai karšta ir eidama pakeliui pamačiau šitą labai kietą vietą, kur tokius sumuštinius parduoda, tai man visai labai patiko. Aš šitai random šitą vietą praeidama pamačiau, tikrai verta pavalgyti. 10 eurų, tai taip, realiai kaip Lietuvoje kainos. Kava man buvo ganėtinai tokia pusė, kai kam patiks, kai kam ne. Ir Barbių nuotykiai Malagoje video gavo 8K peržiūrų. Ir Austėja man skambina, visą peržiūrų, sako, ištrink tą video. Nu tai ką, tai ištryniau aš jį. Realiai muziejus, kas yra iš Europos Sąjungos, yra, jeigu ką, nemokamas ir jo visas tas hallway taip labai gražiai atrodo, tai einam aplankyti. Kaip čia žiauriai gražu, pažiūrėkit, kaip čia gražu. Šiaip pirmą kartą matau tokį paveikslą, labai įdomus. Toks jausmas, kad tai tarsi animacija prieš animaciją, nes paveikslo pradžioje vaizduojama kaip ir taip biškį atsidengia ten tavo vidury skulptūra ir galų gale jinai kaip ir supleška kažkas tokio, bet tai yra visa galerija paveikslų. Ir aš nežinau, ką jie čia vaizduoja, bet kažką nelabai gero, bet labai patiko ir nustebino, kad tai yra praeitų amžių grynai animacija. Muziejus yra visiškai tuščias. Keli žmonės tik vaikšto ir čia labai vėsu ir gražu. Tai jo. Ir labai verta aplankyti. Dabar aš esu prie Casa de Pilatos. Šiaip mokėjau 12 eurų. Tai būtinai pasirūpinkit bilietais iš anksto. Dabar aš esu Casa de Pilatos. Realiai koks grožis. Šiaip kažkiek primena Maroką, kažkiek primena Tunisą, bet tas vis tiek ispaniškas kažkoks. Aš tiesiog sužavėta, realiai. Na, o mano draugas tuo tarpu mėgausi vis dar skanių miegelių, nors jau realiai 1 valanda dienos. Ir realiai karšta, bet saulė tiesiogiai neplėskia, tai realiai grįžus tiesiog po dušu ir manau viskas bus gerai. Jeigu bijote keliauti į Maroką ar Alžyriją, Tunisą ar kitas musulmoniškas šalis, gali tikrai pirmą atvykti į Andalusiją ir pajusti tą vaibą, kuris yra Europoje, pajusti vaibą, kuris yra nuostabus. Ir man kaip menininkui labai patinka tokie dalykai. Pailgėsiu ir gavau įstų audio guide, tai jeigu jūs nenorit mokėti, aš palaikysiu prie ekrano. Ir kai čia lankysitės, galėsite jį nusiskrinčiuoti, kad jums nereiktų papildomų štai mokėti, bet čia įduoda. Tai jo. Žodžiu, šitam apartment reikia mokėti depozitą 200, jeigu kažką blogo padarai, bet kažkas nukosėjo. Ką nukosėjo? Jo, nukosėjo šaukštus ir šakutės, blemba. Skanaus.
Dabar mes varom į turą, ten kažkur merginos va eina. Einam greičiau, nu. Tai žodžiu, nes mums sakė būt 15 minučių prieš 19 valandą, 7 p.m. Ir eisim žiūrėti Sevilijos highlights prie 30 laipsnių karščio. Tai jo. Sevilijoje mes turėjome 3 naktis, tai nusprendėme pasiimti turą su Free Tours. Tai yra programėlė, per kurią galima ieškoti visuose miestuose turų. Ir mūsų turas truko 2 valandas ir buvo apie pačias žymiausias Sevilijos vietas. Mūsų gidas Fernando buvo labai draugiškas ir informatyviai papasakojo. Patiko ne tik man, bet ir merginom. Kadangi tai buvo tips pagrindu, mes kiekvieną davėm po 10 eurų. Gerai, žodžiu, mes vakar grįžom namo 10 valandą ir mums reikėjo pasidaryti valgyti, nes mes nesivalgysim kitą dieną. Šitą teigiau. Tai sako, išsivirsim koldų, neišsikepsim koldų. Tada kepam ant šitos tojas koldūnus, neišsikepė, jie buvo išpilę. Tada pica einam. Bando, pirmiausia, gali mikrobangiai tą pizzą kepa, neiškepė per pizzą, tada dėjo ant keptuvės. Dėl man keptuvės beveik sudaužė lėkštę, kaip pasiklylė ten pasidarė kepot lovų, o dar paskui uždūrė tą dujinę, ne? Nu, elektrinę veikia. Taip, dūmai pradėjo kelti, dūmai aš sakiau pradėjau. Aš nesakau nuo dujinės, aš sakiau dūmai. Nu jo. Taip, taigi pradėjo, ne? Nu, žodžiu, mes sakom, čia kaip buvo, nebuvo, bet žodžiu, bus video prisektas, tai iš vakar. Žodžiu, ir pradėjo pipsėti tas šūdukas, šūdalizacija, tada mes jį nuėmėm. Ir jinai toliau sako, tai aš vis tik jums iškepsiu tą pizzą. Nu, tai va taip. Tai žodžiu, mums net nereikia labai kur eiti ir vada tokių vairių pasitaiko. Tu pažiūrėk, mes 200 eurų kurvo turėjom mokėti, jei kažką pridarysim. Tu pažiūrėk. Are you still there? Kaip mes pataisysim su 10 šliuriai? Visada norėjau iškepti tą pizzą ant keptuvės. Davai, aš išmetu ir atpirksim iš to. Bet tu supranti, kad mums reikia kažkokį kitą krepšį, mes nes pamatys šukės. Taip. Tai taip. Man atrodo ne taip. Toliau su Man atrodo sproksiu. Seni žiūrėk, kad tu keptuvę darai. Cheminė reakcija. Eik tu palik tą pizzą. Metu. Ne, metu. Eik tu kur. Čia pilna šakų dabar. Ta prasme, eik tu. Labas rytas iš Sevilijos, čia Gabija eina. Užtėję priekį varome į Alcazarą, bet aš noriu papasakoti, kas vakar vakare buvo. Jos pratęs, bet arba nepratęs, kaip jos nori. Bet žodžiu, aš vakar sėdžiu kažką, kadangi mūsų apartamentai yra lofto tipo, sėdžiu ir kažkas man staigiai užkrenta ant galvos. Ir taip užkrenta, tuk ir nuropoja. Ir kažkur po lovą palenda. Ir paskui pamačiau, ten buvo tokio dydžio tarakonas. Ir kai mes mėžiau, ten spiega visą peršikus ir tada tas tarakonas nuropoja pasies žemyn. Ir jos tada irgi peršiko dėl tarakono. Tai jo, čia neradom nudvėsusi, tai jo, bent kiek gerai. Eilė žiauriai didelė. Realiai prie Alhambros tokia nebuvo, nes Ridrūmus eis kaip čia plempo, ne? Gabija tiesiog žiūri į save. Gabiją paleidom namo, nes Gabija prastai jaučiasi, gal miego trūksta, o mes toliau slankiojam. Pataisyk į šią veliūrą. Oi, ką čia nesąmonė. Nu, ir storiuką, ir postuką, ir...
Daugiau nebešaipė. Čia iš Barbių nuotykių Malagoj gal vieninteliai tokie įsimintinė. Kas nematė, tas nematė. Gal jie atrodo suribaluoti. Nu, jie neatrodo, nu. Vakar plauk. Šiaip šiandien Sevilijoje yra apie 30 laipsnių. Čia žiauriai mažai. Čia žiauriai mažai, nes jo, nes Granadai buvo 40. Jo. Tai kažkaip labai malonu lankyti objektus. Žinai, albumą įdėt. Įsivaizduokit, va čia maudytis. Čia jo, čia vonios, jeigu ką. Tai įsivaizduok, čia maudytis, norėtai plaukiat. Čia kaip Love Island. Jo, bet čia pilna žmonių ir pilna, na, tokia iškurva. Nu taip, bet senovės laikais čia kaip buvo Love Island, visi eidavo maudyti, supranta? Like, Norėčiau. Pliuš, ir kažkoks vaikinas atplaukė. Austė, aš tave myliu. Like. Tai mes dabar užlipom čia į viršų apžvelgti sodus, bet mes žiauriai valgyti norim. Tai mes einam čiūro. Alkazarį mes čia užtrukom 1,5 valandą viską apeit. Vakar gidas sakė, jeigu imi su turu 3 valandas, bet manau, mes realiai viską pamatėm. Tai einam valgyti. Tie ieško savo vaikučiam, nu ne savo vaikučiam, bet sesės vaikučiam rūbelius. Parodyk, ką radai. Mėlyje, Gražus marškinyčiai. užmečia. Ir jau, Nu va, labai fainai, labai gera teta. jo, vis neprisiminsi šitą lengvą. Bet šiaip faina parduos. Aš čia viduj. Bet taustukė gaus bulvyčių, tai jo. Tai sumuštinio kaina 6 eurai toksai bairis. Realiai kažko tikėjausi labiau, bet kadangi yra įdėta višta viduj, tai manau pavalgysiu visai dienai bent. Žodžiu, pavalgėm, čia čekis. Ar aš tą sumuštinį ėsčiau, jeigu aš būčiau Lietuvoje ir aš nebūčiau labai alkana? Ne, aš jo neėsčiau, nė velnio nevalgyčiau. Vištiena sausa, bulka sausa, kas ten per sumuštekas iš viso. Nu, bet tiek to, bent jisai užpildė man pilvuką, tas didelis pliusas. Ir sumokėjau 13 eurų. Tai va čia va šitas sumuštekas realiai. 6 pem. Tai jo. Wow, šokolada 3, čiūros. Okay. Va tokio realiai dydžio ledai. Va, išmokau nufilmavau. Va tokio dydžio ledai. 5 eurai. Bet žinokit, nėra brangiausi ledai, kokius esu sumokėjęs. Sumokėjau 6,80 Barcelonai. Už dar mažesnius ledus realiai. Oi, kaip skanu, ne? Tau tikrai vaikai šokti. Jo. Man vadysim toliau kitą savo vietą Plaza de Ispanija. ir paskui namo. Jo, ir mėgot. Nes realiai rytoj mes turim autobusą labai ankstyvą į Portugaliją, kad ir kaip crazy tai skambėtų jo. Žodžiu, po Alcazaro reikėjo mums realiai tiesiai eiti į Plaza de Ispanija. Mes čia realiai esam prie pat, bet jie ruošia dideliam renginiui, tai idėja aplankyti negalim. Kaip nuotaikos? Jo. Gerai. Aš tai noriu į lovą mėgoti. Tai varysim dabar realiai. Pasivaikštom po parką ir varom atgal namo. Greičiausiai autobuso, žinok, jau nepainu. Tai žodžiu, dabar laukia 6 valandų kelionė su Flixbusu iki Lisabonos. Buvo opcija skrydžiui, bet skrydis tik išskrenda 2 valandą, mes čia būsim 2 valandą, tai dėl to ėmėm autobusą. Pamiegosim, paskaitysim ir atvažiuosim.